Ar turite kokį stebuklą, kuris yra aplink mus, bet mes jo nematome? Tai yra besąlyginė meilė. Tai yra vienintelė gydymo atšaka, kurią galima siųsti klientui be kliento sutikimo. Tada tokiu atveju perka dažniausiai kažkam, siunčiama yra naktį. Taip yra pagydytas vaikas būtent nuo šlapinimosi į lovą neseniai, tai būtent, bet tada tą patį dalyką turi daryti ir tėvai. Ta meilės siųsta, ne? Jeigu per save nepavyksta perleisti tos besąlyginės meilės, tai praktika yra tokia, kad matyti, kad širdis yra ugnis, taip, tada tą ugnį pamaitina meilę ir tada leidžiam ją į žmones. Ir apskritai, jeigu norim kažkokius tai atsakymus gauti, tai gali užsimerkti, nes besąlyginė meilė teka tik užsimerkus. Kaip žinoti, kad per tave teka besąlyginė meilė? Kai tu būni rytuose kažkur tai ir net tu viską nori daryti užsimerkęs. Gali tu matyti savo širdį ir tada klausimo. Ir jeigu jinai atsidaro, tai tuomsyk yra taip, jeigu jinai užsidaro, tai tuomsyk yra ne. Kai jau pasidariau stipri besąlyginės meilės siuntime, tai ant namo sienos pasidarė iš augalų toksai piešinys, kuriam buvo parašyta love. Tai dėkingumas yra antras toksai, kaip sakyt, stebuklas, kuris yra aplinkui. Bet dėkingumo energija turi būti labai natūrali. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš esu kažkam dėkinga, bet turiu natūraliai būti dėkinga, tada, kai siunčiu į tą žmogų, ir jeigu iš tikrųjų nuoširdžiai nevaidinant, tada į tave 3 kartus sugrįžta atgal. Ne, tai pavyzdžiui, aš esu dėkinga Beatričei už tai, kad su savo energija sušvelnina šitą visą lauką. Taip. Tada videografijai už tai, kad sugeba pagauti šviesą be šešėlio. Būna kartais, kai darai čenelingą su klientu, kartais matai, kad į klientą eina galia, bet jisai užsidengia su skydu. Tai reiškia, kad žmogus turi galią, jį eina, bet jisai užsidengia su skydu, tai reiškia, jis neturi dėkingumo. Turiu partnerių dovanas, čia bus viduj toks pat kaip mano, tai yra laumžirgio pakabukas ir laumžirgis tai yra dvasingumas. Taip? Ir jeigu kaip yra daug papuošalų sudėta ir būtent kalba, nes papuošalai taip pat kalba, su tavim kalba laumžirgis. Tai kai kalba, tai reiškia, nurodo, kad tu turi tą dvasingumo gyslelę, toj vietoje galima paieškoti stiprybių. Ir būna miškas ar namai ir šalia laumžirgis atskrenda. Tai irgi rodo, kad tuoj tas virsmas turėtų įvykti. Tai čia yra tada partnerių dovana Beatričei, videografijai. Ir dar tuomsyk noriu parodyti tokią knygą. Čia yra knyga, kuri nurodo mūsų dorybės. Taip? Tai yra, dorybės turi būti natūraliai įgytos. Ir kai yra natūraliai įgytos dorybės, tada žmogus įgauna galias. Pavyzdžiui, čia rašo, kad jeigu nori keisti ląstelės DNR. Ląstelės DNR tai yra būtent, kad pavyzdžiui, jeigu širdys skylutė ir taip toliau, tai reikalingos dorybės. Autentiškumas, bendravimas, drąsa, būtent meilė, ar ne? Ir kliūtis, pavyzdžiui, apgailestavimas ir neapykanta. Tai tiek būna su tuo dėkingumu ir su ta besąlyginė meilė, kad jie taip pat įtakoja galių gavimą.